sveiki susirinkę, čia visi matau jūsų gausiai taip sugužėjo čia, Grigiškių kultūros centre. Na, o ko mes čia susirinkome? Nes dabar vyks pati gražiausia Grigiškių šventė Grijos bendruomenės sūkury. Ir jai pradėjo mūsų šaunus šokio kolektyvas Grija su iškilmingu aplinkiniu žolinėliu. Galvojom, kad ir mums iškilmingai kažką sugros, bet nesugrojo išėjus, matyt, dar neuždirbom. Tai šį kartą pas mus dviguba šventė. Tai šokių kolektyvas Grija švenčia 25 metų jubiliejų, paplokime. Ir Grigiškių bendruomenė tokiu pačiu pavadinimu Grija švenčia 20 metų jubiliejų. O dabar pereikime prie šokų. Tai dabar šokų kolektyvas Neris jums pašoks Leliūnų kadrilį.
šią šventę, o kokią dar dieną šiandien minime? Lietuvos kariuomenės dieną, tai taip. Tai Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų Ramovės liaudiškų šokių ansamblis Neris, tai susijęs su kariuomenė. Vienas seniausių liaudiškų šokių kolektyvų Lietuvoje, susikūręs 1960 metais Vilniaus geležinkelininkų kultūros rūmuose. Ilgus metus gyvuojantis ansamblis vienija moksleivius, akademinį jaunimą ir dirbančiusius pasiskyrusius savo laisvalaikį lietuvių liaudies meno pažinimui bei populiarinimui. Ansamblio vyresniųjų grupė gyvuoja jau daugiau kaip 15 metų. Aktyviai dalyvauja Lietuvos kariuomenės kultūrinėme gyvenime, įvairiose miesto šventėse, tarptautiniuose festivaliuose ir Lietuvos dainų šventėse. Neries ir Grijos kolektyvų bendrystės pradžia prasidėjo 2001 metais, kai Grija ruošėsi į tarptautinį festivalį Europiadą, Ispanijoje. Ir jiems trūko vienos poros. Tuomet Grijos vadovė paprašė Neries paskolinti vieną porą. Nuo šios kelionės ir prasidėjo nuolatinis glaudus šių dviejų kolektyvų bendradarbiavimas ir draugystė. Šiais metais spalio mėnesį kolektyvai taip pat vyko į tarptautinį festivalį Italijoje bei ilsėjosi Nicoje ir kartu patyrė nepamirštamų nuotykių. Paplojam Nerijai Slyvai. O dabar viską noriu pakviesti folkloro ansamblis Spalgina, kurios jų padainuos. Nes Spalgena beveik, galima sakyti, ne beveik, visose Grigiškių šventėse dalyvauja, nes nuo seno puoselė lietuviškas tradicijas, o kai bendruomenės kartu bendrauja ir mokyklos švietimo įstaigos, ir bendruomenės, ir kolektyvai, tai visiems smagu. O šiandien tikrai Grijos ir bendruomenė ir šokių kolektyvą pasveikinti, visos dainos šiandien jiem. Ir aišku, nepamirškim mūsų lietuvių patriotų ir Lietuvos kariuomenės dienos. Siūlom dainuoti kartu. Oh,
kad jokie priešai mūsų šalalą tikrai neketins įžengti, o jei žengs, mes jam duosim į kaulus. O dabar vėl Neris, Karmelio polka. Kolektyvas Neris puikiai smagiai šoka ir dar tikrai mums padovanos šokių. O dabar dar vienas kolektyvas, kuris šiandien atvyko į svečius. Tai Savingi. Ale aš kaip dzūkė, tai noriu sakyti Savingi. Ale klausiu, kaip jūs ai sakė Svingeriai sakyk. Tai nežinau, ką čia dabar aš prisidirbsiu ar jie. Nuo vadovės gaus velniuką tam sakė. O daugiau apie juos. Tai kolektyvas, kuriame kiekvienas neįsivaizduoja savo gyvenimo be šėlsmo iki paryčių. Norėtumėt tokio gyvenimo? Šėlsmas iki paryčių. Nuo šiandien pradedam. Tai, aišku, pas jos vyksta įvairių išradingų švenčių, turiningų kelionių ir koncertų. Šokių kolektyvas gyvuoja jau 30 metų. Mielai dalyvauja įvairiuose šokių festivaliuose, šventėse ir koncertuose. Žinoma, aišku, ir dainų šventėse, kaipgi be jo. Todėl draugų turi visoje Lietuvoje. Ir patys rengia savo festivalį, kuris vadinasi Subatos vakarėliai. Tai, o Grija pasakoja apie juos taip. Sako, mes pas juos buvom vieną kartą, bet norėtumėm daugiau. Girdit Savingi? Kviesit Griją dabar jau. Ir dainų šventėj kartu susitinka, Garliavoj, sako, buvo kartu.
vis važiuojam į festivalius ir susitinkam, bet nori į svečius. O dabar pamatysime Savingės 2 šokius. Tai yra Melnikas ir Dzūkų. Prašom, pasigrožėkime.
šokam ir neveikniai turbūt 40 km, kai Šedoris čia pat. Nesavingė tie apsistojus, tai kam jie patiko, galit nulėkti jūsų batos vakarėlį. O dabar norėčiau pakviesti sceną šios šventės kaltininkus su šokiu, kurį atsivežė iš Panemunės. Tai Grija, Panemunės Lelenderis. O dabar noriu pakviesti kolektyvą iš Naujosios Vilniaus kultūros centro ir jis vadinasi Lendrūnas. Ar kas nors gal žinot, kas tas Lendrūnas yra? Augalas, teisingai. Nežinau koks, kaip sako, šiais laikais pasigūglinkit ir sužinosit, bet aš žinau, kad kolektyvas aktyviai dalyvauja visose Vilniaus miesto kultūrinėse renginiuose. Visų Lietuvos dainų švenčių dalyvis, aktyvus įvairių renginių, festivalių, respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyvis. Lendrūnų šokėjai dalyvavo Šiaurės Amerikos 16 lietuvių tautinių šokių šventėje, įsivaizduojat? Net ten nurūko į Filadelfiją 2020 metais. Na ir dar įvairiausiose festivaliuose, tokiuose kaip Pora už poros ir įvairiausiose senjorų šokių festivaliuose.
Na, o Lendrūno kredo, šokom vakar, šokam šiandien, šoksime rytoj, nes šokis yra mūsų gyvenimas. Ir Lendrūnas kreipėsi į Gryją. Kelionių ir nuotykių su kolektyvu Gryja dar neturėjau, bet labai laukiam jų atvykstant į savo festivalius ir mielai atvyks ir pas jūs į svečius. Taigi, ponas ir ponai, Lendrūnas, šokiais, Steponėlio patrepsėlis ir apsukinis. Kolektyvai dalyvauja Virginija Česienė Beveršė.
pašok, ar jūs žinot, turim bėdą. Gal pažiūrėkit į mus ir pasakykit kokį. Nu tai aišku, kad vyrų neturim. Norėtumėm, mes kviečiam. Dabar gal kuris atsilieptų padainuots pas mus, kas norėtų, kelkit rankų, griebsim iškart. Nes neprimatau, reikia pritūps labai šiandien, matai, nieks nekelia. Nu bijo, žinokit, mes mokytojos, tai, nu, kap reikalas, kap duodam. Nu, bandėm vienu kart vyrus prisiviliot tuo stebuklingų gėrimų, kurcinio ašarų. Ale tiek daug reikėjo, kad, žinai, vos nebankrutavo. Tai va, nu tai galvojom, gal geriau mes vienas smagiai pagėdosim, o jūs mums pritarasim. Šoktau, šoktau, neturiu su kuo, šoktau, šoktau, neturiu su kuo, nėr mano bernelio to šokėjėlio, nėr mano bernelio to šokėjėlio. Gerai tau, neturiu su kuo, Tai kaip nutiko vienai tokie, kad Katrai čia grybavo kažkur palei Piliakalnius, tai dabar mes ir pagėdosim, kas tai atsitiko, o jūs, jeigu galit, pritarkit, nes žodeliai kartojas. Pažiūrėsit, kokie stebuklai čia pas mus Grigiškėse nutinka. Dukrela saulala, kore kvelai buvai, dukrela saulala, kore kvelai buvai, motula širelą grybavau, motula širelą grybavau. Jei būtai grybavus, būtai nevėlavus, jei būtai grybavus, būtai nevėlavus, motula širelą plūdzinau.
kad nutiktų, nes mažėja mūsų čia, sako, gimstamumas, tai galėtų būti ir daugiau, ale tik savo norų. O dabar vėl laukiam Grijos Krikoniškių kadrilis. Kurios vadovė Gėlė Pačesienė ir pašoks jum Skaistgijos polka, plojimai!
Na, nuoširdūs aplodismentai Lendrūnui, šaunuoliai. Na, o dabar vėl mūsų eilė. Bet, žinokit, noriu paporyti, kaip smagu būna su Grija. Ir su bendruomenė, ir šokėjais. Čia net sunku atskirti, kur bendruomenė, kur šokėjai. Nes jie visi kartu šoko, visi kartu draugavo, visi kartu darbus nudirbo. Ir mes jiems šiek tiek pamačinom, ypač pabaliavotskai reikia. Priek stalo. Nu, tai aš čia jau ant dzūkų kalbos, kaip saviem kalbų pradedu kalbėti. Tai, žinokit, tikrai labai smagu būna iki ryto. Bet kartais ir galvų, žinokit, skauda, visko būna. Kaip veselė. Kiekvienam būna Grijos kiekvienoj šventėj, sakyčiau, kaip veselė. O veselė visada linksma, visąlaik smagi, visąlaik iki ryto. O po to truputį sunkoka. Kaip šitoj mūsų daino. Mūsų visos dainos, kaip sakyt, susiję su Grijos bendruomenė ir šokėjais. Tėvas su motina savo kirvirba. Išvažiavo kirvirvam, o jukim, pikim, carum, sarga pupa, oi kirvir, bam. Dukterytė viena liko kirvirvam, jei nelaimė atsitiko kirvirvam, o jukim, pikim, carum, sarga pupa, oi kirvir, bam. Prisirinko daug berniokų kirvirbam, sukapojo du suriokų kirvirbam, o jukim, pikim, carum, sarga pupa, oi kirvir, bam. Prisistatė daug karielkos kirvirbam, oi kirvir, bam. Tėvas su motina sava kirvirbam, iš veselės parvažiavo kirvirbam, o jukim, pikim, carum, sarga pupa, oi kirvir, bam. Dukterytė lovoj guli kirvirbam, ant galvos kamprė suturi kirvirbam, o jukim, pikim, carum, sarga pupa, oi kirvir, bam. Gabrieliaus pirmas triukas, pasivaikščiojimas.
O dabar norėčiau pristatyti dar vieną svečią. Tai yra Vilniaus kultūros centro tautinių šokių grupė Dalužė. Jos įkūrimo data laikoma 2015 metais gruodžio 5 dieną. Grupės pavadinimas kilo iš dainininko Vyčio Paškevičiaus dainos, kokios? Nebežinau, kas daros, oi Dalužė, ir kas mane nugirdė, tu jau ar gegužės, o ten kaip gerai dainuoja šaunuolė, prie Spalgenos kviečiam. Pagal šią dainą buvo sukurtas ir pirmasis grupės šokis. Tautinių šokių grupė Dalužė šoka įvairiaus amžiaus šokėjai. Savo laiku šokė Vilniaus universiteto dainų ir šokio ansamblyje, tautinių šokių grupėje Vaiva ir kituose Lietuvos šokio ansambliuose. O ansamblis Grija apie juos sako, taip ar neturime daug tų draugų, bet mums reikia ir naujų. Ir čia kaip tik atsirado Dalužė. Šiandien juos čia ir pasikvietė. Ir tikisi šiltų santykių. Taip, ir jų vadovė, būdama dar praktikantė, žinokit, labai trumpai Grigiškės atliko praktiką ir labai trumpai šoko, mokė šokti mūsų šokėjus. Tai Jurgita, Lepytė, Skirstė ir Artūras Ališauskas vadovauja šiam kolektyvui. Prašom, jų šokiai. Dalužė šokiai Olimpa ir Šeiris. Plojimai Dalužė!
šiandieno šokio. Tai aplodismentais pasitikite Griją ir šokiai senai